pirmoje vietoje žmogus. Mes turime ne tik tai gerbti, mylėti savo darbuotoją, bet jį turime auginti nuo pirmų dienų. Absoliuti dauguma žmonių atėjusi dirbti į kompaniją atėjo dirbti 2., 3., 4. kurso studentais ir tiems, kuriems degė akis, jie šiandieną dirba vadovais, pamainų viršininkais, kompleksų vadovais, direktoriais. Aš to didžiuojasi. Tokį kolektyvą, kokį turiu aš, su kuriuo man tenka dirbti, tai yra svajonė, tai yra fantastika. Mes visi esame Klaipėdos patriotai. Lietuvos ir Klaipėdos patriotizmas pasireiškia to gebėjimu dalyvauti, kurti, padėti ir visur būti labai aktyviems klaipėdiečiams. Ar tai būtų jūros šventė, ar tai būtų kiti renginiai. Mes turime visur būti pirmieji, mes turime būti pavyzdžių. Viskas, ką mums duoda valstybė, tai yra apie 60, geriausiu atveju iki 70% lėšų reikalingų mūsų išgyvenimui. Tai yra kūrybai, mes pinigų visiškai negaunam. Tam tikram tikslui, kuriam teatras ir yra įsteigtas. Tai galite įsivaizduoti, kaip tai yra svarbu turėti ilgalaikį rėmimo sutartį, kaip mes turim su Bega, ir turėti tam tikras garantijas, kad mes šiais metais galėsim kurti, kitais ir trečiais. Labai didingas vienas iš pavyzdžių, tai yra šitos kompanijos vadovo mūsų didžiausio Klaipėdos simbolio meridiano išsaugojimas. Tai yra iš tikrųjų labai kilnūs žmonės, labai kompetentingi ir tai rodo istorija. Džiaugiuosi ne vien tuo, kad esate jūrų krovos kompanija, bet pirmiausiai to, kad esate Klaipėdos kompanija. Kuo geriausios kloties jums jūsų kūryboje, nes jūsų darbas tai kūryba, kuri puošia miestą, kuri puošia valstybę. Buvote, esate ir būsite ne tik neatsiejama miesto dalimi, bet ta bendruomenė, ta kompanija, kurią mes mylime, gerbėme ir visokeriopai palaikome.